Normaliai, kaip yra. Galvoju, čia viskas. Spektaklis Striptizo ereliai. Tai istorija apie 6 didelę gyvenimo patirtį sukaupusius mažo kol kas paslaptyje laikomo miestelio Lietuvoje bedarbius vyrus, kurie laisvą laiką leidžia su alaus buteliu ant suoliuko. Tačiau ilgai šis dykinėjimas netrunka. Vienam iš jų šauna puiki mintis, kaip užsidirbti daug pinigų. Šou prasideda. 6 vyrukai nusprendžia išbandyti save ir tapti striptizo šokėjais. Į spektaklį susirinkusiai išvys, kaip tai pavyks niekada to nedariusiems, bet pasiryžusiems išmokti aktoriams. Per visą kmelę, tai nemalaus gelį. Kur tu su tokiais ramūnėm apsikaišėjus? Didesnėms ar mažesnėms nuogybėms pasiryžę aktoriai vaidina skirtingus, bet charakteringus personažus, lengviau, sunkiau ar labai sunkiai pasiryžtančius nusirengti prieš publiką. Skirtas visai bet kam įdomu, kaip galima išsisukti iš netikėčiausios situacijos. Apie ką? Na, nežinau, čia moralo gilaus nėra, man atrodo, labai paprastas, kuris ganėtinai aktualus kiekvienam šiandien Lietuvoje, kad iš bet kokios beviltiškiausios situacijos gali būti pati neįtikėčiausia išeitis. Skoninga pramoga, jin turėtų būti neatsiejama bet kokios kultūringos visuomenės, nesvarbu kokio amžiaus, kad ir studentijos dalis. Ir aš manyčiau, kad mes ir šiuo teatru, ir šiuo spektakliu būtent tai ir darom. Prie šio karšto ir intriguojančio spektaklio dirba tarptautinė kūrybinė grupė. Spektaklį pastatė režisierius iš Lenkijos pagal Naujosios Zelandijos dramaturgų pjesę Ladies Night. Spektaklio dailininkas ir choreografas taip pat Lenkas, o nuotaikingą kūrinį lietuviškomis realijomis adaptavo rašytojas Sigitas Parulskis. Pirmiausia, tai traukia žiūrovą pavadinimas. Striptizo ereliai. Tai, sakykime, pirmas postūmis ateiti ir pasižiūrėti šitą spektaklį yra pavadinimas. Bet su šiuo spektakliu gavosi toks dalykas, kad žmonės atėję nenusivylę ir dar savo draugams pasakoja, kad ateikit, pažiūrėkit, koks spektaklis įdomus. Kartais juokais sakau, įsivaizduojat, mokytoja ateina į mokytojų kambarį ryte prieš pamoką, sako, vakar buvau spektaklį, striptizo ereliai. Nu, gerai, eikit. Nu ir jos eina. Tai yra ta antrinė geriausia reklama iš lūpų į lūpas. Visi tie, kurie dar nespėjo pamatyti šio linksmo ar teigiamomis emocijomis pulsuojančio spektaklio, jau kovo 29 dieną vėl yra laukiami Girstučio laisvalaikio namuose, kur Domino teatro komanda pasiruošusi jums pademonstruoti įspūdingą renginį. Jok norint, kad moteris patirtų orgazmą, penelygis nevaidina, jok jos reikšmė, nes joms reikalingas papildomas momentas.